Labrīt. Nu, tāpat cik metie. I galvoju, jau netvieria vietu pois. Aizvākšu un pīļiem. Nelabā sapront. Nu, žodži žādi skīli, kažkur išēj, daļi saviu. I išēj pati izkoti žulies. Daļā vākšu. Vaļginie, ten dar 3. Nu, žodži. Nu, slabā nestreso un čia. Vislaik čia, nu, ganīdavos. Nu, dabā. Viss ir skēris, nu. Es tik rēku tērt piemiņš niekad. Va, pabīgeļs. Va, izkorā no sēna. Rāda mati paglinie tarpa i davai vest aiz lauka. Nu, pabiegeļi sugrīža namē. Savādi nav. Rakstu pačka parēja piemiņas apsitverti. Nav jau. Mačā vienu vietu tvori sudraskīt, no žodži dulto ir išai ķaurā tēpa. Nu, vot, galvoju jau rak traktoru, nu, šeit vartīties, tēpals pažurīt. Nu, ir nepatīkies, ištrauk jau lēzda. Va. Jau šīņi ir susisokuši šitā to veitu. Lēzds, nu, aišku gaila, bet nelaikīs. Viens daļīgs jau, kad jauč nedabā būs susisokis priekš pļuvams, tai, aišku, nu, nebēg gyvens, bet aš kiek suprantu, par sauli, jau šiandien šveitos, tai, nu, ta prasme, dar nebūs spējis pērīt, tai, bent tiek daudz. Nu, va, nusījimis reitus, prisakies prie ciepa, kabintējas griebli, palies. Važiuot, pabandīt prasivartīt. Nu, pasikabinau. Visku pasijungu, bišķi padongas ir, nu, bez dējas. Tai bandīs izbandīt to iki daikta. Pakraunāms kompresoriuks. Nusirēnkām kūpūs, susireguļojant uz barus, arba PSI. Ir puķi, nu, žodži. Pabandīsi. Pasiteisins toki, nu, bent mažīms, aiški traktoriaus padongu nepūsī, nav toki. Вот, нормально. Nu, izsiputēju pa sauntrus. Roda bāra. Neaiškiek, un šitos taisības roda, bet pot normāli nereaktu kompresori tumpītējis. I tēp toļau, kiek sirgīši tā. Bez dējas, čia daug jau ir, man roda. Nu, viss tiek prisipūs. Darbā ēni prieki. Labā kārs šindien. Šeit prasivartīs, tur ir būt normāli dar atsivērt. Kurš es, nu, savaitgali tur būs, nu, sulējis, bet es, nu, pjauts, idabā viss tiek džūn. Tur pordienu, palauks, padžuvīns, ja pa 30 būs, tai tur to mīgom izžūti papipim tadieni. Gal vīks susisokt. Relaksaun. Negīvi. Saules vonis. Tai, prinamu un davar čaus, bet pažiūrėjau, kad ten sausus ir tai dabā un kieta darbi škārt gribos, nes vis tiek, ar kiek čia 3 dienas, man nav pradžiūs, nu matīs, jeigu jau labā šlapjā būs, tad darbu vienkārt pērvērs, nes, nu, šiap Nežinau, gan it na sausi, nu, kur čia storā ir, jautās drīgumie tuki nedēļ. Bet
Ten reikia 10 kartų važinėtis, manau, susigriepsiu ir turėtų išdžiūti. Nu, kur planai, tai ten tikrai 100% jį bus išdžiūtis, ten gali griebti. Ir matys, kas šį gausis mane. Tai va, čia kur turėjau, buvau, įsivarčiau. Ten susigriebiau, tukusi už kanalą. Dabar mažiau pridumų jau čia ir griebtais, nes ten nestora turėtų būti. Gerai. Tam karto važiavimą baigti. Pradingamas į laicinu trūką. Tad jau sūns atvaž peilį, atsisokti, nes masis, ta prasme nesok nestarterį. Nieko elektros nėra. Nu, vakar pabaigiau griebtis čia. Čia tai kaip belek padarys, paskiau pakalniai ten tą kitą darom. Manau, jau ras bus nukrits, galės pabaigti visi griebti. Kapinėkime abie, gal griebtais. Tai šiandien čia ir pabaigiau susigriebt, gan nedėdelis seilis. Aišku, neužlys, viskas bus gera. Dar padžiūs ir kur atsiverčia tą žalį, padžiūs ir bandyt reiks susisokti. Nu, atvažiavau sokti šeiną. Jau iš tų visų pirmųjų dariau 16 rulonų. Čia dar bus ir prinumų turėtų būti. Šiandien karšta, mašinų 29 su pasirodo, nes jau rytoj jau bus buvo žadės rytoj tik tas suktais, bet rodo perkūnys sulytų. Tai gal jis ir išdžiūs, susisoks į spakainę. Čia bers nebloga rulona. Nu, šiandien nebloga diena praėjo, kadangi su šeinas pirmais etapas baigts. Tai dastatėm fazanams irgi trobelį. Dabar siauresnė ir ilga. Bet ten viskas šakų, viskas plokštėm ir uždės gal kažkiek tai. Ir taip toliau. Paskui atliku vėl pilną. Nu, kitų pusėje irgi susidėjom veitus. Čia atskėrsu vištaitis. Ta prasme, veins posi, vein veislė, tarkim, nes ten ta bus, dva vešt veins gaidys, arba vein vešt veins gaidys skirtingų veislį, nes visokių veislių turėjom, tai pradžio užteks 5 aptvara bus, čia bus, tarkim, durys susidės vis spartus, vis, reikia daugiau ir toliau. O dabar sudžiūs dar, jau jį pradės tinkti, sudžiūs ir tvorą apdės aukštų nedarys, nes sustigerts darys durys pėlis čia pat artėjai, o vakščiutis teiktų nevakščiai pastoveš, nenkiaušis rins galėsi pasilenkti, nes šią prelę, jeigu ten tvors daryti 2 metrų, bet nevert. Tai, manau, viskas turėtum gerą būti, susidėti. Matysim toliau, ką kleritos seksas ir kars praneš, bet gal tai neįkaitins visiam užsitraukti, užsidėti, nes planau nekipojus irgi dabar apmeitą štain. Čia yra tarp meitų ilgis į 3 metrą, tai vis eilį dėsiu polikarbon po 2 metrus, jau kas leks tada, laukų orą, lietaus, jeigu ką gautum, nes nuskartus sleikuntą palin pradeda atsirasti už kartą. Tai turėtum te apgautis veselį polikarbon 2 metrą, visur apsterti, visis atsiskerti, čia vis durys susidėti. Nu tai va, pabaigiau
tas paštam apvariukus. Princip galvos tep. No vienas ir jāizkraks, tvarkīt šūšļus uzsirīņ. Čia duris vienas skīrus ir, kitas skīrus, trets skīrus. Ir, klientis čia jau irgi ir. Tik darāks, tad gali rēkt trobeļus padarīt, ka galītum uzdarīt, nes, ka nakt, pažiūr, būs puiki lapneisi, kas norus, tai padarbā. Tas trobeļus tiks uždarums, ieejai, uždarē ir, tur ir būt gerā. Vais, vēl visi pareiz čia. Nu, fazants irgi perkeliam. Tikai fazants inagražs palieks, nes tas nusišīri. Un kakla viena plunksna betur. Tai ani man troči geriau būs daugiau biškveits. Negu ten. Va. Va galvo, ka čia tokiai lakščiu. Tai va sugalvojau apsipjauti žuolį. Vaisiai 2 metrimeri sėdi, nanda sukrėtų šalia ant galvos, tai niek nedaro. Meik nepajudins, viskas tai kaip naklamėjai. Kas kur sugolis. Neveiks nevakščio. Nežinau, reiks taip šalim, kad daryti apipjauti. Vaisiai 2 metų galvo naren, matytai smēgda. Tai vakar vis diena išpjovot pīlimus, no 9 pradėjau likt pat, ku pradėjai praktiškai temti. Buvo su žmonu vėjai pjūvis, aš vis pīlimus apsipjovau, dar lieka pas gyvūną, bet nora irgi nelepė. Dabar šitą rytmet pradėjau vėl pjauti. Vėl užėjai lyts toks, debesis praėjo, paleiko 15 minučių nustoj. Dabar galės toliau varyti. Pjauteis. Čia reik visur, kur rodžiau aptvarsus pasidariavus, kur išsipjauti. Žuolis. Tai tepi jodam. Dar jau palauk kelis dienas, galės šein susivežiuoti, patraukti, nes norės paskiau avis įsitverti ją tol, kad atžels. Kitur reiks dar sykį pjauti, nes šein vis tik trūksu, tai čia reik pabaigti visur apsipjauti. Tep. Visus dilgelynus, vien žodžiu, darī darbą, bet kaip nors. Tai toliau šein aunos. Prasme su trimeri. Dabar galbūt paklaus jūs, ar jums įteiks susidurti. Aižio, va, laidāk kļūna elektras, laidāk kļūna medžis, skumbinom elektrikām žodžiu. Vien žodžiu stāv sklīpī mēdis, tu turi izsipjauti. Man iškel klausījums, kā aš galiu līst paprast žmogus prie elektras laidų lēnī izpjautis. Tai tepi šiandien dabar, tarkim, turi 10 hektāru mežu, par tālu sklīpī, vis mežu turi izsipjauti. Prasme, kur laidā, aš kažkur nesupratau, malu šūda. Ten toliau matos, kur ir tarps irgi visur laidā pēraugi. Dabar, nežinau. Tai mūkam už elektrą, viskon mūkam tvarkinga, o čia viskon turi pats dirbti, slėnį prisižiūrėti, mes įsipjauti. Štulpa, kur ir jau seniai, gal iš štulp reikės patiem pasikeisti, nežinau aš. Man įdomi. Tarkim, šitą visur, kur laida eina, nei kitur kliūna. Dabar man kapans ubelis vis išpjauti. Bet tu nedaug dėjai pjaunant ubelį, aš tu laidą nutrauks. Kas ten už anų turės sumokyti aiškaš. Čia įdomiai, reiktum dar bišgėliau pasidomėti tau klausim. Nes tep, galbūt, manau, kad čia papras žmogus dabar išsipjauti laidus, pulaidas darbautais. Kitur, kiek mačiau, važiau, pjaun, pažiūrėjau miestelius, grina miestelius ir vis laidą apipjauti. Čia, kaip sako, gilesnis kaims, kaip sako, vienkiems, matyti niekam nerūp. Tai nežinau, kaip jums, ar jums įteks susidurti su tokia situacija, parašyti komentarus.
Tarkim, pats pjaustoties, ta prasme, medžius apilaidus, jums atvažiau išpjauti. Gal kas ir ton darbos išvis, ta prasme, palei įstatymį, žinot, kaip čia turėtum būti, nes čia, nežinau, matos, kur laidanį kiek peraugus. Aš nesakau, niek tos ubelės nenupjaujus, bet nugenyti, turi liepti prie pat laido būti. Čia turi specialis įronkis turėti, žodžiu. Tai va, apsipjovė čia vasar. Iš 3-4 kartų. Nasidama vėl buvo važiavęs, bet kiek nulinti tokias tarpas. Ir aš pernešėm irgi. Dabar geldus reiks dar būdus pasidaryti. Mat vasar ir švaria, tvarkinga. Štaits irgi. Kurelėms. Bet aš čia dar nein parnešt, nežinau, ką minus. Dabar dar neparodžiau jums, kažko reikia padėti gondrą. Turėjom gondriok, nežinau, kodėl nenufilmavau. Ir reikia padaryti nam lizdėlių, 1,5 metrą aukštį. Ir ką galėt šert, nes sunku po 7-8 karusiuk suvalga. Mes svarliu, aišku, apie Andžiulių rundą atidaudį. Bet padėti kažkur, ta prasme, kad nesaiškins. Daug šiek. Ta prasme, čia padėti, kad nesimaišytų. Tai, nežinau, matys, kur čia sugalvoti, kokį mėdį kelti. Mama padarbo toj kontrolės čia, 1,60 m aukštas. Ir paskiau nufilmuoju, dabar nelaiks yra, kad šero. Paaugs, niek nedaryt, neuždaryt, paaugs, pats išmūks skraidyti, išskris, nežinau, ką bus, tai, kaip sak, paliksim į laisvę, pašersim, paauginsim, pilnas augs, tai laiks, paveišėt, bet maišiau. Перета. Didelis atrūdba daug telpana. Valandėlė bus sots, trūkas jau karusiuk parneš, karusiuk 7 kiek valgų teiksiu daudų ir visas. Parenis iš toli išauga, noriu valgyti. Va, į karusiuk prisižvejuoji. Plat gerklelį. Rintai neblogas. Kur tel tokiam mažam? Kaip sak, nita didelis tas paukštis jau. Taip, tu karusiuk sulyst. O, jau užsikėšia biški. Da vien maža. Turba tada tilpsanam. Jau neapnor. Nad neje.
jau matus, nu dabar tavas ar pelns ir, jau prikēš gūži. Būs ramē dabar, nežinau, valona, 2 i baš kao kad glusti gata ki to što sve zguži se ili šnaven svori jest. Nu, cum darys, kaip sak, nelaimė nepaliks, užaugins jam ir galės skrėsti, jeigu norės. Nu, bakuriukams reiks prisipjauti žulės dar, man daugiausia vasaras špjojus, nupjojus, nevietę pamislės iš kur parauj tokios, kad nebūtų išėdė, nu, to prasme išėdė tų smelgų didelių. Tai eti iškuoti, žemą lėktaus parlek, gal matos. Nelabai ačiū par kamerą matos. Skraid žemā. Tai va, dabar dar parsivežiau 2 maišus alpakum pašarų. Pabandymau, kas čia gaus, nes čia jį buvau suviskau, ta prasme, čiau į morkį, man atrodo, liucernas, visų kitokių. Parodys, kas jums atrodo. Princip, taip, visko į kormį, į kukurūzą, visko į vitaminų mačiau, visko tur pažiūrėti, ką valgys. Nes buvau, paskiau buvau bandęs tuik maiš, bet tai nelaba, po to buvo 2 skirtingi. Bet ant turėdavo maišyti, tarkim, ten kiek daug po biškį stiklėn to. Nežinau, iš kur, švediški, suomiški, nežinau, iš tikrųjų, iš kur buvau. Tai man atrodo lenkiški turbūt yra. Latviški, nežinau, iš kur parvėlių teniai. Bet pabandys, nes paskiau, jeigu kas užsisakė daugiau. Čia, kaip sako, paeksperimentuoti, kas kuska nevalgo ir kas bus geriau. Nu, tai prie gaun šitą. Ska nevalgo. Tai jau pradėsim atspjaudytis tarpusavį, nes nepasidalink, kad vis laik. Nes mes pratinaus, ta prasme, iš ronką valgyti. Dabar neturiu vienus ronks, tai išsemtuvelį. Bet ska nevalgo. Tai smelga pilna buvo ir ten. Ant beitų didžiųjų biškį, nes šitą nekontinį. Eik. Na, nors spjaut, aišku, mums nespjaun tarpusavį susispjaudaniai. Posint marš nuvešt suvalgys. Ten, kur matau žalį vaizdą, buvau araklys kažkas įkondys. Tai tik žaizdelis atsirado už patiem vaistus, išvalėjom tą žaizdelis, tai dabar jį praeis, nes buvau pradėjęs biškrai šauti. Nu, skane, sakyčiau, ten. Ne, bandyk spjauti. Nu, taip. Anu, nerek šerti daug. Šaudį po biškį. Ryt biškį, vakar biškį, nes anu negali nupenyti. Va ir avims nelaim buvo atsiteikus. Dabar šitą kapį gelcin tokie sulaužyti ir ryt atsikėlsi, tai jau panašiai biškį gal daugiau buvo vandens, kažkur yra apie 200 litrų, man atrodo. Jo, 200 litrų. Tai net neįsivaizduom, kap. Bačka apsivertus, ta prasme, on trepė, čia matytai jis gėri. Vandenį į sukaklu prispaudį. Nu, ta prasme, nu, sugnybę, nu, pasmaug, nes jau buvau negyva. Ir ta bačkas, pažiūrėjau, šveins nelabai atverta, nes vis vanduo subėga. Tik tai, nu, galvoju, gal viskas jas, nu, bet teik iškelti, vis tik, jeigu 200 litrų daugiau, ten apie 250 kažkas turėjo būti, nes man atrodo, buvau lyg su tą per vidurį. Vandens, nu, čia iš gauna svoris, nežinau, kaip te pats ateik per kiek, nu, metų, nu, ką girdau su to pati bačka. Net neįsivaizdau, nu, bet ir kaip ir. Irgi rytų planuoju peimins persitverti ir išėdus įsipjauti, nes dabar šitą jau tūpojus vis išėdį, persitversi tūpojus, išpjausi išėdus, paskiau pasileis ant tą tolą ir išpjau su tas išėdus. Kitam sėkiau, kad augtom. Barniauskis. Va aš prižiūriu, kodėl neaug.
Žodžiu, gondras gyven gerą. Tik teik pastebėjau, kad reiks atitraukti nuo gondrą. Šiandien, dabar į smarkę buvau nuleis ir šlaps. Atitraukti nuo medį, biškį prailginti lės, kad būtum apie kokį 80 metrus, kad būtum, turėti sparnas, nes man atrodo, saulėt, kad ir man stoteis plasnusų sparnas mokinsias askarėsti, apetit nesiskund. Tai, kai dar potpels išnešimi lauk irgi. Nebloga, nors čia gyvendas, laik peglį šakės, arba parnešė. Jeigu matysis, matosim tą biškį. Tai teik. Toliau galės darbuotis, žiūrėti, kaip čia gausias toliau aptvaras ir fazans. Plunksnus auginas. Jis labai greta, bet tas dabar įtoks. Nežinau, toks neišvaizdas labai. Tai matos, jeigu matysies, kaklo toks, kapadats išlindus. Nesufokusau. Matos gal. Žodžiu. Tai šiam kartu teik. Ačiū, kad žiūrėjot, susimatysim kitus video.